Mes galvom dar paskambinti tą pačiam vyrukui, kuris dirbo degaliniai. Dabar apklausą padarysim, nes jisai toks... Padarysime tokią labai elementarią apklausą. Potencialus toks reiksnys ir kai... Tu klausinė ar aš klausinė? Tu. Aptimtai degalinė. Labas vakaras, mes jums skambiname iš Baltic tyrimų ir norėtume paklausti, gal turite 5 minutės atsakyti į porą klausimų? Nesupratau, kokiu tikslu. Čia mes esame rinkos tyrimų bendrovė ir mes norėtume tiesiog atlikti anoniminę apklausą su jumis, jeigu jūs turėtumėte laiko 5 minutės atsakyti į porą klausimų. O kur jūs čia skambinat, pavyzdžiui? Mes skambiname į tiesiog atsitiktinių, mums kompiuteris generuoja numerius atsitiktinius, mes net nežinome, kur mes skambiname, tai aš nežinau, bet mums reikia tiesiog anoniminės apklausos 5 minutės ir viskas, jeigu turite laiko sakyti porą klausimų. Ne, aš neturiu, aš degaliniai darbe. Jūs dabar darbe? Taip. Bet tai čia, žinokite, užtruks tik tai 5 minutės. Ne, aš negaliu, aš neturiu kada. Čia yra 10 klausimų tiesiog, tai žiūrėkite, jau dabar išnaudojame 2 minutės. Aš neatsakinėjau, aš neturiu, sakau, laiko kada. Bet labai įdomi apklausa, žinokite, čia visiškai yra trumpai, klausykit, padarykime tai, 5 klausimus ir viskas. 5 klausimus ir viskas. Čia labai greita apklausa, mums tiesiog tam, kad mes sudarytume mūsų šalies, čia yra vyriausybės užsakyta apklausa ir labai trumpai tiesiog apie valstybei opius klausimus. Valstybė opius. Mums tiesiog reikia jūsų nuomonės, mes nieko iš jūsų nei prašom, nei pinigų, nei nieko, mes tiesiog norime paklausti jūsų apie keletą opių tokių klausimų, čia neužtruks ilgiau nei 4 minutės. Prašau. Gerai, mes norėtume tada jūsų iš karto paklausti. Mes turime skalę nuo 1 iki 10, kur 1 yra visiškai nepatinka ir 10 yra labai patinka. Ir nuo 1 iki 10, kaip jūs įvertintumėt gėjų santuokų legalizavimą Lietuvoje? Nuo 1 iki 10. Na, kuo gal nepatikti? Ne, tai tiesiog nuo 1 iki 10. Kaip gėjų santuokų legalizavimas Lietuvoje? Nuo 1 iki 10. Gėjų? Taip. Ne. Tai 1 yra labai nepatinka, 10 yra labai patinka, bet galite naudoti bet kurį numerį per vidurį. 1. 1. Aha. Taip, 1. Ir dabar vienu sakiniu, kodėl jūs manote, kad ši problema yra vienetas būtent? Kodėl jūs pastatėte vienetą? Tiesiog vienu sakiniu. Paprasčiausiai. Ar vyras su vyru vaikų turi? Nu, aš, manote, kaip, mano reikalas yra tiesiog jūsų nuomonės paklausti. Aš jums atsakiau, trumpai yra išėjęs laiko neturiu, pavyzdžiui, jums tiesiog sakau. Antras klausimas yra. Seime yra pateiktas... Aš nediskutuoju, pasakau, ką vis norit. Taip, tai nėra teisingų ir neteisingų klausimų, tiesiog jūsų nuomonė, mums tik tai reikia jūsų nuomonės. Antras klausimas yra. Seime yra pateiktas projektas dėl gėjų, kad gėjai galėtų įsivaikinti vaikus. Kaip jūs manote, nuo 1 iki 10, kaip jums patinka toksai variantas? Niekada neduočiau aš tokių vaikų įvaikintis. Yra ir su šeimom, kurie nori įsivaikinti. Irgi pirmas. Vienetas nepatikto, ne? Aišku, nepatiktų. Nu kaip vyras ir vaiką auginti, dabar nesuprantu. Tai dar dauginti gėjų. Nu, čia lietuviškai pasakius, tai tikrai taip. Mano nuomonė tokia. Viskas toliau. Tai čia paaiškinimas toksai ir būtų, ne? Nu. Gerai, tai aš tai jau. Aš surašiau. Taip. Trečias klausimas, mes jau dar 2 klausimai ir viskas. Kaip jūs manote, ar vaikas užaugęs gėjų šeimoje yra statistiškai įrodyta, kad jisai būna protingesnis negu vaikai užaugę ne gėjų šeimose? Kaip jūs manote, kaip jums tai patinka, nuo 1 iki 10? Čia klausimas subtilus, suprantate. Yra moksliniais tyrimais tiesiog. Toks ir toks. Nes yra tiesiog moksliniais tyrimais įrodyta, kaip jums... Ir pavyzdžiui, tų prezidentų vaikai būna patys bjauriausi negu kad paprastų šeimų, kurie bednai gyvena. Daugiausiai iš gerų šeimų vaikai būna blogi. Tik tiek galėčiau pasituoti aš jums. Tai, jeigu, nes yra toksai va tiesiog teiginys, gėjų šeimose užaugę vaikai yra protingesni už normaliuose šeimose užaugusius vaikus. Nuo 1 iki 10, kaip jūs sutinkate? Ar sutinkate ar nesutinkate su tokiu teiginiu? Ne, nesutinku. Nesutinku. Yra protingų ir taip. Visokių yra. Tai nuo to nepriklauso, ne? Taip. Taip. 4 klausimas tada. Jeigu jūsų sūnus pareikštų jums, kad yra gėjus, kaip jūs į tai reaguotumėt? Tiesiog porą sakinių. Negaliu nieko pasakyti. O dukrą gal turite?
Podukrą turim. Jeigu ji vieną dieną pareikštų, kad ji yra lesbietė, kaip jūs į tai reaguotumėte? Ne, normaliai šeimų gyvena, yra vedus. Bet jeigu? Jeigu, tai nėra to jeigu dar kol kas. O jeigu anūkai? Nu, tai palauk, dar reiks laukti jų. Aišku, tai jūs tiesiog nenorite čia. Aha, aišku. Prašom. Gerai. Ir tada 5. paskutinis klausimas. Yra... Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nuo 14 metų jau galima užsiiminėti seksu su nepilnamečiais ir nuo 18 metų su pilnamečiais. Kaip jūs manote, ar turėtų būti įtraukta į Lietuvos Respublikos įstatymus, kad gėjai negalėtų turėti lytinių santykių tarpusavyje? Čia ne nuo manęs priklausys, aišku. Ne, tai mes tiesiog apklausėme visuomenę. Čia tiesiog visuomenės apklausa. Matot, kaip vyksta. Aišku, kad ne. Jeigu yra tokia valstybė, tai geriau, kad būtų ne. Jeigu valstybė priims tokius įstatymus, jeigu te gėja ir tai nieko nepadarysi. Gerai, aišku, taip valstybė. Viskas, į visus 5 atsakiau. Taip, aš tai užsirašau. Ir dar tik tai paskutinis klausimas, koks tai jūsų yra amžius? Ką? Koks tai yra jūsų amžius? Mano? Taip. 57. Mantukai, jau baigė apklausą, tai greičiau pas mane. Jas, aš to baigsiu, palauk. Va, 57, ne? Taip. Gerai, tada 1, 2, 3, 4, 5. Kiek gali dirbti? Nu, nes mes su... Man tai, klausyk, kiek gali dirbti? Nu, Čia mano vaikinas, klausykit, kalba. Aš to jau palauk, Giedriau. Nes mes, pavyzdžiui, esame susituokę šitoje Olandijoje. Tai ir mes tiesiog labai keista, kad jūs nepalaikote tokių dalykų. Nes mes, pavyzdžiui, su vaikinu susitokėm Olandijoje ir nieko čia blogo. Ir mes pagal Olandijas mes galėsime čia tai jau ir įsivaikinti ir viską. Ir aš nesuprantu, kodėl jūs čia pykstate. Matot. Sveikas. Gerai, ačiū, aš neturiu laiko tikrai. Ir mes įsivaikinsime vaikus, norite jūs to ar ne? Nu, vaikinkite dėl mane. Man netrūkdo. Ir mes šį padarysime gėjus. Ką? Ir sakau, ačiū jums labai, gerą vakarą. Prašom. Bet kažkaip tai neužpit žmogaus. Jo, jisai toks... Neišvedėm iš kantrybės, pakankamai su... Na, degaliniai dirba. Jo, degaliniai dirba, bet vat neišvedžiau iš kantrybės, nu. Gal reikėjo kokių geresnių klausimų pasikalboti? Ne, neblogi klausimai buvo, viskas okei. Čia kažką prispaudžiau aš. Ką tai prispaudai? Kažką.